jūs padarytumėt, tapęs prezidentu, kad žmonės įgautų vėl pasitikėjimą įstatymais ir valdžia? Tai dėl įstatymų juos labai stipriai peržiūrėti reikia. Problema yra tame, kad tų įstatymų pataisų yra tiek priimta ir kai kurios pataisos yra, man atrodo, specialiai padarytos taip, kad jos galima dviprasmiškai suprasti ir tada teisinė sistema vienus už tą patį baudžia, kitus už tą patį gali nebausti. Tada reikia mokėti pamaloninti kažką tai, kad įstatymas būtų priimtas taip, kaip tau reikia. Įstatyme yra numatyta, neatsimenu kuriam, bet tik, kad protingumo kriterijus turi būti naudojamas. Tai paklauskit, kada protingumo kriterijų teisėjas naudojo? Tai aš dabar grįšiu bandydamas atsakyti klausimą. Tai asmeniniu pavyzdžiu privalu, bet gerai, manęs įstatymai šitoj vietoj, tarkime, nepuola, ar ne? Ir parodymų ir pavyzdžiais, kaip kreipiesi prašydamas Seimo pakoreguoti tuos neatitikimus arba akivaizdžius įstatymo nukrypimus, kuriuos labai lengvai galima pakoreguoti, ar ne? Ir kaip sumažinti įstatymo naštą žmonėm ten, kur nereikia, kaip reguliavimo naštą sumažinti ten, kur jisai gali būti reguliavimas didesnis ar mažesnis. Aš už tai, kad kuo mažesnis reguliavimas būtų, nes įstatyme negali visko numatyti ir nėra prasmės. Tai šitais veiksmais ir asmeniniu pavyzdžiu gali parodyti, kad mes einam šitą kryptim, o žmonės pamatę kryptį, tada gali irgi įgauti daugiau tikėjimo, būtent tikėjimo, kad gali pasikeisti ir į geresnę padėtį, ir netgi į labai gerą. Toliau.